Sveika, brangioji! Šiame video pasižiūrėsime, ką tavo dvasiniai vedliai pranašauja šiai savaitei, kokią žinutę jie tau turi. Kaip visada, išsirink vieną kortų krūvelę, tai bus pirmoji kortų krūvelė, antroji kortų krūvelė ir trečioji kortų krūvelė. Jeigu reikia, sustabdyk šį video arba grįžk vėliau tam, kad galėtum išsirinkti savo optimaliausią patarimą. Ta krūvelė, kurią tavo širdis traukia ir yra tavo patarimas šiai savaitai. Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori pasakyti tau šią savaitę. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų krūvelę, tai šis skaitimas yra tau. Jaučiu, kad tu labai daug pastaruoju metu galvoji apie praeitį. Galvoji, ką galėtum pakeisti, ką būtum padariusi kitaip, ką galėtum padaryti kitaip ir taip toliau. Vis galvoji ir pergalvoji kažkokį tai įvykį iš praeities. Ir tas įvykis neleidžia tau sukurti balanso ir taikos savyje. Ir sakyčiau, ir tavo dvasiniai vedliai nori, kad pagaliau paliktum tai, kas buvo praeityje, palik tą praeityje, kad galėtum eiti į priekį. Tai nustok galvoti tai, ką padarai, ką galėjai padaryti kitaip, kas atsitiko, kas galėjo atsitikti kitaip, palik tai jau praeitį ir eik į priekį, žiūrėk į priekį arba susikoncentruok į šią minutę. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad per daug žiūrėjai į praeitį ir dabar laikas arba žiūrėti į šią minutę, švęsti šią minutę, netgi sakyčiau, ir tam, kad galėtum pradėti eiti į priekį, nes jaučiu, kad žiūrėjimas į praeitį neleidžia tau eiti į priekį. Ir tavo dvasiniai vedliai nori, kad savęs paklaustum iš to praeities įvykio, kur tu vis galvoji, pergalvoji, koks susikūrė limiting belief, koks susikūrė įsitikinimas, kuris tave stabdo. Ar tu galvoji, kad jeigu tai atsitiko praeitį, tai labai didelė tikimybė, kad tas pats įvyks ir ateitį. Jeigu kažkas nepasisekė, gal tu galvoji, kad vėl nepasiseks, kas buvo, apie ką tu galvoji šiuo metu, kas atsitiko praeitį. Ir ką tu galvoji, pergalvoji, tai gali tau tiesiog kurti kažkokį tai stabdį tavo gyvenime, bloką tavo gyvenime. Tai pergalvok tas praeities įvykis, kokius įsitikinimus tau davė, kokius įsitikinimus sukūrė ir kaip dėl tos situacijos dabar tu žiūri į gyvenimą ir tai gal tave stabdo, gal tu dėl to negali pasistumti į priekį. Matau, kad gali būti kažkoks tai žmogus, kuris ateis tau į pagalbą, toksai, kuris žino, ko jis nori, toksai lyderis, jis bus atviras, turės tokią tai sąmoningas žmogus gali būti, arba kortos sako, kad tau reikėtų tapti labai sąmoninga, turėti savo nuomonę, užsispyrimą, eiti į priekį. Tai arba ateis kažkoks tai žmogus toks panašus su panašiais bruožais, arba tau reikėtų įžengti į tokias energijas, tai kad turėti savo nuomonę, turėti tą užsispyrimą, pasiekti savo tikslus, būti sąmoninga apie tai, ką darai. Taip pat šią savaitę geras metas šventėms. Gal tavęs laukia kažkoks tai susibūrimas, kažkokia tai šventė ir ši savaitė yra labai geras metas tau būti kompanijoje, švęsti. Jeigu neturi ką švęsti, susirask ką švęsti. Šią savaitę labai yra gera savaitė šventimams. Iš energetinės pusės, kai mes švenčiam, mes pasakom visatai, kad mes turim ką švęsti gyvenime ir pritraukiam daugiau galimybių kažką švęsti. Tai jeigu neturi ką švęsti šią savaitę, tada susigalvok, ką galėtum atšvęsti. Ir šią savaitę taip pat gali būti, kad kažkas paprašys tavęs pagalbos rankos
ir reikėtų neatsisakyti, bet duoti pagalbą tiems žmonėms, kurie nusipelnė tos pagalbos, ne tokiems žmonėms, kurie pastoviai savo gyvenime kuria dramas ir įtraukia tave į tas dramas. Tai sakyčiau, šalintis tokių žmonių, bet tokie žmonės, kurie ateis tavęs paprašyti pagalbos, kuriems nuoširdžiai reikia pagalbos, tai tiems, sakyčiau, padėti. Ir kai tu padėsi tiems žmonėms, kurie nusipelno tavo pagalbos, tavo ištiestos pagalbos rankos, tai grįž tau, karminiai taškai tau grįž atgal. Ir tavo šios savaitės afirmacija yra: aš leidžiu savo kurti savo laimingą gyvenimą tokį, kokio noriu aš, su lengvumu ir malonumu. Taigi tiek aš tau turiu šiai savaitė, tikiuosi tau patiko šis video ir susitiksime sekančią savaitę. Jeigu išsirinkai antrąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Šią savaitę tavo dvasiniai vedliai nori, kad savęs paklaustum, kur tu savęs stabdai nuo pradėjimo kažko naujo. Ir jaučiu, kad tu liktais galvojai pradėti kažką naujo, bet tu savęs stabdai. Atrodo, kad bijai žengti tą pirmą žingsnį dėl to, kad bijai kažką prarasti, kas yra nusistovėję, gal senas rutinas, tu bijai prarasti, gal bijai prarasti senus draugus, jeigu užsiimsi kažkuo nauju, galvoji, gal nebeturėsi laiko savo draugams, gal kažkokius įsitikinimus bijai prarasti, gal kažkas yra, kad tu liktais norėtum pabandyti, bet bijai, kad kažką prarasi. Ir šią savaitę tavo dvasiniai vedliai sako: stop wasting time. Nustok gaišinti laiką. Nustok gaišinti laiką karjeroje, darbe, kur tau neduoda aistros, kur tu neturi aistros tiems darbams ar projektams. Ir laikas surasti savo tą tikrąjį pašaukimą, tą aistrą, kur negali sulaukti, kad greičiau ateitų pirmadienis ir galėtum užsiimti tuo. Tai vat tau reikia rasti tą aistrą, kad kažką pradėti daryti, ką tu jau senai planavai pradėti daryti, bet taip ir nesirišti. Tai šią savaitę yra geras metas apie tai apgalvoti ir netgi pradėti. Eksperimentuok, jie sako, bet ne nusisėdėk ties ties kažkuo, kas daugmaž gerai, bet nelabai gerai. Tai sako, tu nusipelnai daug daugiau, negu tu savo duodi, negu tu savo leidi. Tai jeigu turėjai kažkokią svajonę, tai šią savaitę labai geras metas pradėti dirbti ties tą svajonę, sužadinti tą aistrą savyje ir nustoti fokusuotis į tai, ką tu prarasi, jeigu tu pradėsi tai. Ir jaučiu, kad tu gal netgi atsiprašinėjai savęs, gal atsiprašinėjai kitų žmonių už savo tas svajones. Gal tu net nesuprasdama atsiprašinėjai už tai, ko tu nori. Gal tu net nesuprasdama bandai save atkalbėti. Jaučiu, kad tu gėdijiesi kažkokių tai dalykus. Jaučiu, kad tu gėdijiesi savo svajonių ir bandai racionalizuoti, kodėl nedaryti tos svajonės, kodėl neiti tos svajonės link. Tai čia toksai, tu atsiprašinėjai už tas savo svajones ir darai jas menkesnes. Tu pastatai save į tokią situaciją, kur tau reikės kitiems žmonėms pasitikslinti, kodėl tu nori tos svajonės. Tau nereikia už tai atsiprašinėti. Tau reikia tiesiog, tu turi kažkokią svajonę ir eini į priekį. Ir tau nereikia su nieko pasitarti, nereikia dėl nieko atsiprašinėti, nereikia dėl nieko nerimauti. Tu turi svajonę nebereikalo. Tavo aukštesnysis aš davė tą svajonę. Tai laikas žengti tos svajonės link. Ir atsimink, kad
tie praradimai, ką tu prarasi, ar tu nebeturėsi tiek daug laiko savo draugiams, ar tu prarasi kažkiek tai pinigų, ar tu prarasi kažkokią tai rutiną, ar dar kažką, gal į tave žmonės nebe taip žiūrės kaip anksčiau. Kortas sako, a breakdown is often followed by breakthrough. Tai tas, kas sugrius, tas padarys vietos naujiems dalykams, daug geresniems dalykams. Tai turėk tą omenyje. Ir klausyk savo emocijų, ką tavo emocijos tau sako šią savaitę. Labai tai svarbu. Ir tam, kad galėtum pritraukti geresnės situacijas į savo gyvenimą, tavo emocijos yra labai svarbios. Ar gal tu atsiprašinėjai už savo emocijas, gal tu atsiprašinėjai už savo mintis, gal tu atsiprašinėjai už savo svajones. Tai už ką tu atsiprašinėjai ir kokios emocijos tau kyla. Ir šią savaitę reikėtų neatsiprašinėti už savo emocijas, o tiesiog jas laisvai išreikšti savo mintis tam, kad galėtum išsigryninti kažką apie save ir apie savo ateities svajones. Taip pat tavo kūnas šią savaitę labai nori pailsėti. Tai jeigu gali, duok savo bent jau dieną ar 2 pailsėti, nieko neveikti. Tau reikia gerai išsimagoti ir pailsėti tam, kad galėtum žengti į priekį. Šią savaitę tavo afirmacija yra: aš tampu stipresnė, kai branginu ir vertinu save. Tai ir kalba apie išsimegojimą, pailsėjimą ir savo svajonių sekimą bei savo emocijų klausimą. Taigi tiek aš tau turiu patarimų šią savaitę. Tikiuosi tau patiko ir susitiksime sekančią savaitę. Jeigu išsirinkai 3 kortų krūvelę, tai ši dvasinių vėlių žinutė yra tau. Jeigu galvoji investuoti į kažkokią tai sveikatingumą programą, į kažkokią naują dietą, į kažkokią naują maistą, tai šią savaitę būtinai tai daryk. Jaučiu, kad tau reikia pasikrauti energijos ir tai, manau, yra susijęs su maistu, dietomis ir gali būti netgi sportu. Tai va šią savaitę investuok į savo laiką, investuok savo pinigus į naują dietą, naujus vitaminus, kokius tai naujai pradėk sportuoti, atras kažkokią naują sporto šaką, kažką tokio. Tau reikia investuoti į savo sveikatos tikslus šią savaitę. Ir tas sportas ar ta dieta gali būti nelabai glamoros, bet reikia tą daryti, kad galėtum pasiekti kažkokį tai progresą. Tau reikia įdėti darbo į savo sveikatą šią savaitę, kad išsivalytų tavo energijos. Tai pagalvok, kur tau tie sveikatos tikslais, ko tau trūksta, kur tu galėtum investuoti savo laiką, investuoti savo pinigus, kur tau reikia kažką investuoti, kas susiję su tavo sveikata. Jaučiu, kad tu ilgą laiką negalvoji apie savo sveikatą ir ilgą laiką nenorėjai kažką keisti. Tai šią savaitę tavo dvasiniai vedliai nori, kad susikoncentruodami savo sveikatos tikslus ir imtum kažkokiu tai pokyčiu, kad it needs to change, kad pokyčiai turi ateiti, turi kažką keisti, kas susiję su tavo sveikata, įdėti darbo į savo sveikatą, tam, kad pasikrautum geros energijos. Tai gali daryti ir su kažkokiais tai gym buddy arba su kažkokiu žmogumi ar žmonėmis, kurie tau padėtų. Gal yra draugių, kurios jau eina į sporto salę, gal yra draugių, kurios jau žino kažkokią tai super duper dietą, kuri joms tinka. Gal turi pažįstamų, kurie jau dirba toje sveikatingumo srityje. Tai pasiklausinėk draugių arba dirbk su drauge arba su kažkokiu tai žmogumi, kuris tau padėtų pasiekti
įdėti darbo į savo sveikatos tikslus, kuris tau padėtų investuoti į savo sveikatos tikslus. Tai ir tavo afirmacija šiai savaitė yra: savo sugebėjimus ir talentus aš panaudoju tokiais būdais, kurie man teikia didžiausią dvasinę, emocinę ir materialią naudą. Jaučiu, kad ši afirmacija turi žinutę tokią, kad kol tu nesusitvarkysi savo energijos, savo sveikatos, tol tau bus sunku kažką sukurti savo gyvenime ir savo sugebėjimus parodyti kitiems žmonėms. Tai va, tai šią savaitę susikoncentruok ties savo sveikata, ką galėtum pakeisti, ką galėtum padaryti kitaip, kur galėtum investuoti į tai pinigus, savo laiką ir savo prakaitą sunkų darbą. Tai tiek aš tau turiu šią savaitę iš tavo dvasinių vedlių. Tikiuosi, tau patiko šis video ir susitiksime sekančią savaitę.